Ką tik matėme įžanginį video, kuriame trumpai buvo parodyta žaidimo istorijos pradžia. Ir dabar matome žaidimo meniu, kur galima pasirinkti, kaip žaisti, pakeisti nustatymus, peržiūrėti rezultatus, informaciją apie žaidimo kūrėjus, pasirinkti veikėją ir pradėti žaidimą. Paspaudę kaip žaisti, atsidaro langas, kuriame vizualiai pavaizduotas žaidimo valdymas. Nustatymuose galima koreguoti grafikos kokybę, lango dydį, fono bei efektų muzikos garsumą. Rezultatų lange rodomi žaidėjo progresas bei reitingas. Apie lange yra trumpa informacija apie žaidimo kūrybinę grupę. Paspaudę žaisti, matome, kad mūsų personažas yra atsidūręs kraupaus dvaro viduje. Žaidimų viršutinėje pranešimų juostoje yra gyvybių bei baimės parodymų juostos ir taip pat matome inventoriaus lentyną. Joje atsiras renkami daiktai, nuo kurių skaičiaus priklausys žaidėjo reitingas. Baimės juostai užsipildžius pasirodo Kaspazo pakalikas. Kiekviename lygyje jis skirtingas. Žaidime egzistuoja pagalbiniai personažai, kurie suteikia informaciją bei pagalbą. Štai čia matome pavyzdį, kaip pagalbinis personažas supažindina su žaidimu ir užveda žaidėją ant teisingo kelio. Užvedus kursorių ant reikšmingo objekto, jis pasikeičia. Kai kuriuose objektuose slepiasi vorai, kurie gąsdina berniuką ir todėl pilnėja baimės juosta. Tame pačiame lygyje yra daugiau kambarių ir kiekviename iš jų yra daiktų, kurie pravers tolimesnėje žaidimo eigoje. Radus naują rakto dalį, ji atsiranda viršutinėje pranešimų juostoje. Norėdami sustabdyti žaidimą, spaudžiame dešiniajame apatiniame kampe esantį pauzės mygtuką. Užsipildžius baimės juostai pasirodo aukšto bosas, kuris pradeda pulti, nes mato, kad berniukas išsigandęs. Surinkus visą raktą, pasirodo mini žaidimas, kurį įvykdžius raktas sujungiamas ir veikėjas patenka į kitą lygmenį. Čia matėme pirmąjį žaidimo lygį. Kaip viskas vyksta, ką reikia padaryti, norint patekti į kitą. Taigi šiandien baigiame. Gero žaidimo. Žaidimą kuria grupė Gape. Tai buvo pats kiečiausias žaidimas. O ne?